šieno pradalgiai, rasos karoliai rytui šviečia. Birželio 15 dieną Konstantinava Rokiškėnus pakvietė į pirmosios pradalgės varžytuves. Dar gerokai iki vidudienio, stabtelėjęs prie kaimo bibliotekos, galėjai jausti šventę. Šurmuliavo čionykštės bei Kazliškio ir Panemunėlio moterys. Jos dengė stalus, skaičiavo šienpjoviams skirtas skrybėles ir kaklo skareles. Vienas iš pirmųjų mano darbų buvo atvykti į Konstantinavą, kai pradėjau dirbti. Ir pasakė, kad tokis renginys bus. Tai man iškart mintis tokia, kad tai labai šaunu ir gražu ir kad tai būtų tęstinumas. Būdamas tokia gražia šventėje. Sveikinu, kad jūs suorganizavote tų senųjų papročių, amatų dieną. Kiekvienas kraštas turi savo nuostabių dalykų. Ir ačiū jūs kaip deimančiukai surenka tai, kas brangiausia, tam, kad liktų mūsų kultūra ne tik dainose, ne tik tai papročiuose, bet ir darbuose. Šienpjoviai mojavo dalgiais 24 kvadratinių metrų laukuose. Jie privalėjo išpjauti sumuštinę pradalgę, palikusi plotą paprasta pradalgė. Kiekvienas buvo vertinamas pagal pradalgės plotį, tiesumą, gražumą, pjovimo aukštį ir lygumą, žolės suguldymą. Buvo varžomasi dviejose grupėse. Jaunimas iki 30 metų ir patyrę šienpjoviai. Pastarųjų buvo didžioji dauguma. Šienpjoviu buvo pripažintas Darius Kovoliūnas. Pirmą vietą užėmė Gediminas Merkys. Jis pelnė ir jauniausio šienpjovio titulą. Gediminui 24 metai. Antrą vietą pelnė Česlavas Trepenaitis. Trečią Pranas Kelpša. Norėčiau palinkėti, kad ta tradicija tęstųsi, nes ir pagal projektą turi būti tęstinumas. Gal kitą metą kažkuo kitu pratęsit, bus kiti rėmėjai. Miela buvo klausytis Aukštakalnių kaimo kapelos dainų, nuobodžiauti neleido Pandėlio etnografinis kolektyvas bei Konstantinavos savivyklininkai. Pirmosios pradalgės šventinės varžytuvės Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos projekto Biblioteka bendruomeniai dalis. Jį finansuoja Europos Sąjunga ir Žemės ūkio ministerija. Per 22 mėnesius bus surengta 20 švenčių, vyks 38 edukaciniai užsiėmimai, 3 terminų rinkimo ekspedicijos, bus parengta 10 kūrybinių darbų parodų, išleistas informacinis sieninis kalendorius bei leidinys Biblioteka bendruomeniai.